Nu, ir šiandien mes pirmą žuvį turim. Kažkas čia skurda. O, nedidelis. O, nu, ką mes čia turim? O, prie kojų. Gerai. Kaip sakiau, nieko šitą toks piktas. O, apie takiukas. Oi. Nesmagu. Smagu. Kaip atrodo. Opa, yra žuviukas. Nu, smagu. Dar vienas nedidelis upėtakiukas. Grybšto tau nereikės. Gerai. Opa, yra žuvis. Opa. Turim. O šį kartą. Opa. Nedaug, bet bus didesnis upėtakiukas, jeigu nepabėgs. Opa. Bet taip, jis nepasiduoda. Opa, ai ne. Nenori pasiduoti. Kažkur įsikabino. Nu, pavark. Na. Opa. Turim. Valia. Kirtinama. Vėl. Opa. Yra. Opa. Yra. Nu va. Ką čia mes turim? Kiršliukas šį kartą, va. Ui, seniai mes. Bet jau spurdėjai kaip geras upėt. Dar įkibai ne ten, kur reikia. O jau spurdėjai kaip geras upėtakis, ne? Na, kiršliukas. Seniai tokio neturėjom. Ne visai užmest pavyksta. Labai gerai. Vėl tuščias metimas. Gyvas buvo labai geras. Opa, yra. Kaip ir galvojau, kažkas turi būti tokia vieta, bet aišku, nedidukas, jaučiu, kad nedidukas. Upėtakiukas. Nu, vatgi ne visai, kiršliukas čia. Apsigyvenęs. Nu, bet jau irgi ne tas didžiausias kiršlys, kurį norėtų pagauti. Taip, čia susitinčiam vistiek. Mūsų valo nebereikia. Aha. Ir čia gyvena kiršliukas. Tokie. Matai? Įdomu. Tokia graži svarelė. Aš net nedėjau, kad čia gali būti upėtakiai, bet vat. Šį kartą kiršliukas dar pasibandėm. Na, labai čia tokia duobė dabar, kur eina gili. Bet jis atrodo labai gražus. Na, šį kartą toks vėlia krenta. O, yra. Taip. O ką čia mes turim dar vieną kiršliuką.
Bet tie kiršliukai tokie visai nykštukiniai mūsų. Visai nykštukiniai. Va čia tokioj vietoj kiršliukų yra. Nykštukinių. Ne, man atranta, kiršliukai stovi. Bet kažko didesnio neturim nieko. O! Va. Ir dar vienas kiršliukas, tiesiog net nežvejojant, pasroviui laikant. Visiškai laikant pasroviui. Va, irgi nedickas. Pasroviui laikant. Va, pradradau tokias šakas. Ir mama graži srovė. Manau. O! Kaip ir galvoju. Kiršlių tokioje vietoje yra, bet vėl kiršliukas nedidelis. Ir vėl va toks nedickas. Nepaėmė. Yra kiršliukas. Taip. Kaip ir galvoju. Ja, čia gyvena tokia vieta kiršliukai. Na, gerai, atsikabino. Puiku. Kiršliukų turim. Didelių kiršlių nepagavau, bet va tokių. Tokių kiršliukų turim. Bet tas ravikas tinkamas ant tokias. Opa, ir dar vienas. Greičiausiai. Opa. Ne, šį kartą takiukas. Va, irgi nedidelis. Ant tamsios musės, kurią pakeičiu. Nu ką, smagu. Aišku, sąjunga. Na, nedidelę dubelę ir turim. Čia mes turim apie takiuką. Nediduką. Eba. Ir nusipurta mūsų kiršliukas. Kiršliam. O, taip yra. Taip, ir ką čia mes turim? Kaip ir galvojau, kiršliuką. Nedicką, mačiukai čia. Ir maitinas, ir buvona, bet vat visi šiandienas kiršliukai tokie nedideli. Nu ir upėtakiai, aišku, vienas didesnis. Tikrai pabandyti atrada. Opa, yra žuvis. Gal patakiukas koks nedičkas. Aha, turim. Gal patakiukas. Arba kiršlys gražus. Jo, gražus kiršlys. Ho. Nu ką? Tai vieta yra. Opa. Nu.
Jau nebe šitas mažiukas, taip. Jau kiršė gražesnė. Sugundėm. Tai aiškiai yra. Tik jiems reikia atitinkamų vietą. Bet va, žuvis yra. Dabar šiek tiek pat paėm. Nedaug. Tada. Ir vėl matau ataką. Įdomiai. Greičiausiai kiršlių čia yra. Tai gal net ir. Net šitų jau nebėtų mažiukų, bet manau, kad ir mažučią. Pilnai gali būti, nes nebūtinai tai dideli, žinai, tokios užtvankos. Manau, kad opa, mačiau, kad kiršlys atakavo, bet nepaėmė labiau. Gražesnis kiršlis atėjo, bandė atakuoti, bet šitą opa, yra. Yra. Vėl gražesnis kiršlys. Na, tokioj vietoj gražesnių kiršlių yra.